Niekada šiaip nevarydavau tokius dalykus kaip jamam, bet kažkaip šiais metais sugalvojau nulėkti į Akropolį. Atsikėliau, pavalgiau, einu susiruošti ir važiuosiu su autobusu, nes, ta prasme, su mašina ten manau, kad bus be šansų. Ir šiais metais kažkaip honestly yra tiesiog tokių dalykų, kur reikėtų nusipirkti. Tai ten, pavyzdžiui, ieškau dabar suknelės krikštynam ir vestuvėm. Tada šiaip ieškau tokių bliuskučių, sakiausiu, visą kitą. Tai yra dalykų, kur ar taip pirkčiau. Turiu dabar netgi 2 tokius bronzerius, nes vasarą naudosiu šitą, bet, ta prasme, dabar dar kol nesu pasiteninus normaliai. Tiesiog, nes yra man per tamsus. Tai planas yra pasimti kuprinę ir turiu tokią labai talpią kuprinę palyginus. Bandysiu viską kažkaip susistorinti į kuprinę, nes dar žadu Maksimui nusipirkti visokiausių, tokių, žinot, kaip reikia. Tualetinis popierius, ten indaplovės kapsulės, ta prasme, tokie basic dalykai, kurių reikia ir taip. Ir dabar, kai buvau Ispanijai, nusipirkau Rare Beauty blushą, tai tokia aš esu excited su juo, aš ta prasme norėjau jį nusipirkti, jau nežinau kiek laiko, tai man jisai, kaip patinka. Ir labai fainai spalvyti detaikiai. Dar yra toks momentėlis, kad šiaip paskutiniu metu kažkaip labai situacija prasta yra su sveikata, kad man nesveikai skauda skrandį kokią 4 dieną ir ta prasme skauda taip, kad nėra energijos, tokia šiek tiek tiesiog jaučiuosi, tai varysiu kitą savaitę pas gydytoją. Labai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Labai stengiuosi, pavyzdžiui, dabar negerti jokios kavos. Ar ten jokio alkoholio, ar ten valgyti, nežinau, tipo be jokių padažų, be nieko, tipo taip, kad vos ne visiškai sveikai valgyti. Voila! Toks labai natūralus, kasdienis makiažiukas. Varau į Akropolį, įdomu, kiek ten žmonių bus, jaučiu belę kiek, bet nusipirksiu keletą dalykų, grįšiu namo ir parodysiu, ką nusipirkau.